Ir sveiki visi atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Nors galbūt tai jums labas rytas, arba laba diena, arba laba naktis, jokio skirtumo, kada jūs mus žiūrite, tai jau yra 23 mūsų laida. Ir tai reiškia, kad mes pasiekėme tam tikrą mistinę ribą. Nes skaičius 23 yra vadinamas vienu mistiškiausių skaičių ir yra neatsiejamas nuo daugelio esminių pasaulio istorijos įvykių bei apskritai nuo žmogaus esmės. Na pavyzdžiui, žmogus turi 23 chromosomų poras, štai jums prašau faktas. Greta Kildišienė savo baigimąjį darbą gynėsi sausio 23 dieną. Julijus Cezaris buvo nužudytas 23 dūriais. Julius Panka visuose rinkimuose visada gauna 23 balsus. Tikra tiesa, nemeluojam. Titanikas nuskendo 12 metų balandžio 15 dieną. Jeigu sudėsim visus datos skaitmenis, gauname 23. Viljamas Šekspyras gimė ir mirė balandžio 23 dieną. Seimo rinkimuose valstiečiai ir žalieji, arba We Are Farmers, kaip jie dabar save vadina, gavo 23 mandatais daugiau nei konservatoriai. Ir vieną sykį, tikrai, vėlgi tikra tiesa, Algirdas Butkevičius per dieną nuomonę pakeitė 23 kartus. Na, o Lietuvos rytas, pati mūsų mėgstamiausia tema, kai mes filmuojame Kaune, nuo 2000 metų vyriausiai treneriai pakeitė 23 kartus. Juokaujam, iš tikrųjų jis pakeitė 25 kartus. 23 kartus pakeitė trenerį ir po kartą pakeitė Pačėsą ir Virginijų Šeškų, nes, nu, žinot. Ta pačia proga primename, kad praėjusią savaitę internautai ir internetai užė, kaip dabar madinga sakyti, menkiausią progą ir diskutavo. Buvo labai svarbi tema. Miegojo, jau iš karto visiems įdomu, ar ne? Miegojo Aušra Maldeikienė Seime, ar ne? Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga, beldžias kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Ir mums visiškai nesvarbu, ar jį miegojo, ar tik ilsino akis, mes į šitas diskusijas nesivelsim. Svarbiausia yra esmė. Fiksuojam kartu su jumis visais istorinį faktą. Jūs pirmą kartą žmonijos istorijoje matėte 23 sekundės tylinčią Aušrą Maldeikienę. Na, o kai Maldeikienė netyli, tai jos kalbos sklinda net už Lietuvos ribų. Lietuviškas televizijos laidas Lenkijoje matantys žmonės piktinosi, kad Seimo narė nepagarbiai atsiliepė apie buvusią kolegę Gretą Kildišienę, teigė Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, Lenkų rinkimų akcijos atstovė Rita Tamošūnienė. Ir tai tikrai nėra blefas. Net mes nebejojame, kad ir Varšuvos gatvėse piketuojantis Lenkai saugoti konstituciją reikalaujančius plakatus susisuko ir pakeitė į plakatus Varšava za Varšavku. Kitos aktualijos. Naglis Puteikis tapo pirmuoju oficialiai iškeltų kandidatu į Lietuvos prezidentus 2019, 24, 29 ir 34 metų rinkimuose. Nes pasak jo pavaduotojo Kristupo Krivicko, jie kaip kitos partijos gumos netempė ir kandidatavimo prezidento rinkimuose politiniu spektakliu nepavers. Kristupai, rimtai. Politinis spektaklis. Visa Naglio Puteikio politinė karjera yra vienas nesibaigiantis politinis performansas, kurį Seimo narys vis palaiko paimdamas vieną kitą greitą į kreditą. Na, o pats Kristupas Krivickas, kuris savo mokykloje turbūt buvo vienintelis marozas lankęs dramos būrelį, 2016 metų rinkimuose politinių spektaklių visiškai nerengė, jokiais būdais nieko nedarė ir štai šie archyviniai kadrai yra, kaip dabar madinga sakyti, fake news. Jūsų programa. Pakalbėkim apie jūsų programą dabar rimtai. Ten yra 10 smūgių planas. Vat yra, Gabrielius turi planą Pas jūs Lietuvai. parašyta programa vis tiek, žinok. Čia Naglis kažką supainiojo. Naglis prikūrė. Ir štai šis žmogus, nepamirškime, vis dar turi vilčių patekti į Seimą, nes jis kandidatuoja Anykščiuose vietoj Gretos Kildišienės. Kaip sako mūsų laidos gerbėjas Rolandas Paksas, tikrai gali būti tas ant to.
Konkurentus politiniu spektakliu kaltinantis Kristupas Krivickas, tai yra tas pats, kas Radžis kaltinantis popkultūrą, kad joje yra vieni blizgučiai. Aušra Maldeikienė priekaištaujantį aplinkiniams, kad jie pernelyg garsiai kalba. Juozas Statkevičius mokantis kalbos komisiją, kur ir kada reikia dėti kablelius. Arba Seimo narys Kęstutis Pūkas savo prašmatnioje TV studijoje nemokamai reklamuojantis kitas laidas. Laikykitės ten. Visiems, ko gero, žinoma, kur sėdi vienas vedėjas ir, na, nesumeluojant, ant visų pila purvą. Nepagristai. Vien į laidos pavadinimą. Kaip pavadinam? Laikykitės ten. Laikykitės ten. Ten jūsų vieta. Supranti? Ten. Aš jūs siunčiu ten. Tai dabar laikykitės ten. Tai, kad sakykime, laikykime Lietuvą, gelbėkime Lietuvą, ar ne? Arba dar ten. Tai kur sistema padėjusi žmonės šiandieną, padėjo ten. Skambina kosmosas, sako, pasiimkit Pūką. Ar jūs suprantat, ką tai reiškia? Nesuprantat. Nieko tokio, nes niekas nesuprato, ką šitas žmogus papasakojo. Ten kažkur, bet jis turbūt išsamiausiai išanalizavo mūsų laidos pavadinimą, už tai mes esame labai dėkingi. Ir be to ne vienas, o su draugu. Nes ką daro tas žmogus šalia jo, tai yra iki šiol man nesuvokiama. Tai aš tiesiog manau, kad jis yra jo draugas. Bet, niuansas. Šitas žmogus yra Lietuvos Respublikos Seimo narys. Galima juoktis, o galima ir nesijuokti. Kai savo laidoje su savo draugu, jis aiškina, kaip ir iš ko mums reikia mokytis. Mes dar daug metų turėtume ugdyti tą mūsų Lietuvoje, tą kuriančią visuomenę, kad kažką tai padaryti, ką Rusijoje gali padaryti iš tokios didžiulės milijoninės masės, milijardinės žmonių, kiek atsiranda talentų. Tai jinai pakalbėjo, kad mes turim daug ką pasimokyti iš Rusijos, jau ją plaka, kad jinai palaiko Rusijos Putino politiką. Tai yra du skirtingi dalykai. Putino politika ir valstybė kaip Rusija. Žinot, kur yra menas, kur yra mokslo išradimai, kur viskas stovi aukštumoje. Taip. Kur viskas stovi aukštumoje. Mokslo išradimai, meno išradimai, taip, viskas jiems stovi aukštumoje. Kauniečiai, aš dabar į jūs kreipiuosi. Ir į jūs čia visus sėdinčius Kaune. Jūs jį išsirinkot į miesto tarybą. Ne, kažkas sako ne. Jūs. Mes Nepaisant to, kad jis sugebėjo įtraukti į komiteto sąrašą rinkimuose į savivaldą iš karto 2 savo žmonas. Ir buvusią ir esamą. Kauniečiai. Jūs jį išreitingavote iš 10 vietos Seimo rinkimuose į 3 vietą. Kodėl? Kodėl? Ką jums Lietuva tokio padarė? Ar jūs čia už laikinąją sostinę dar keršijat mums visiems? Gerai, grįžtant prie realybės. Socialdemokratų ir valstiečių koalicija šią savaitę dar labiau sutvirtėjo. Kandidatas į socdemų pirmininko postą Artūras Skardžius pakišo sveikatos apsaugos ministrui, valstiečiui, Aurelijui Verygai puikią mintį. Dalį krašto apsaugai skiriamų lėšų panaudoti sveikos gyvensenos ugdymui mokyklose. Veryga buvo sužavėtas. Very good, sakė jis. Bet, kai krašto apsaugos ministerijos šefas Karoblis greitai ir konkrečiai pavadino tokias idėjas nesąmonę, kadangi gynybai skirtas biudžetas yra skirtas gynybai ir NATO atlieka jo auditą, ministras Veryga sportiškų žingsnių atsitraukė ir pasakė, kad gal idėja ir netokia jau very good. O va Skardžius yra šaunuolis. Skardžius tikrai yra šaunuolis, kur jau praleis jis progą sukiršinti koalicijos partnerius ir pakenkti valstybei. Nes ką moka žmogus, tai jau tikrai moka. Visgi, mes taip lengvai nepasiduosim. Nutarėme pateikti dar keletą pasiūlymų, kaip ir kur būtų galima itin efektyviai panaudoti gynybai biudžete numatytas lėšas. Pavyzdžiui, iki mokyklinukų tautiniams kostiumams lėšas imam ne iš mistinių verslininkų, kurių nėra, bet iš gynybos biudžeto. Nes reikia pratinti vaikus, kad kariuomenėje vaikščiosi su uniforma. Iš ten pat finansuojam visas blaivinimo programas, nes blaivas žmogus šaudo taikliau. Visi tai žino, išskyrus Bradauską, kuris gali moksliškai įrodyti, kad yra atvirkščiai.
Už gynybos lėšas nuperkam fortepijoną su vikšrais, nes į mūšį reikia eiti su daina ir reikia, kad būtų pravažumas didelis. Už gynybos pinigus asfaltuojam žvyrkelius, kad karinė technika negadintų savęs riedėdama per duobes. Iš ten pat apmokam daugiabučių renovaciją, kad būtų gražesni miestai ir labiau norėtųsi tą grožį mums visiems ginti. Ir dar vienas tokios politikos pliusas, mes galime labai greitai tapti daugiausiai gynybos biudžetui skiriančią NATO valstybę. Įsivaizduokime, visos NATO narės skiria po 2 procentus nuo BVP ar dar mažiau, o Lietuva, pavyzdžiui, bus 15. O tada tikrai neabejotinai taptume geriausiais draugais su šią problemą, nuolat akcentuojančiu Amerikos prezidentu Donaldu J. Trumpu. Ir tada tikrai būtų America first, Lithuania third. Mažų mažiausiai. Na, o tuo tarpu dalis konservatorių keliavo po Ukrainą ir dalyjosi štai tokiais nuostabiais vaizdeliais. Na, žinot, nieko naujo. Jau Gabrielius tai tikrai nepraleis progos įkasti raudoniesiems. Ir jeigu galvojate, kad čia yra atsitiktinis atvejis, kai jie kanda raudonus dalykus, kai ant konservatorių stalo atsiduria įvairūs raudonas maistas, galvokite iš naujo. Raudonas maistas konservatorius veikia taip, kaip koridos bulių veikia raudonas skraistė. Jie puola jį ir doroja. Na, bet buvo bandymų kasti žalią maistą ir, kaip žinia, ne viename mieste jie dantis apsilaužė. Beje, ar pastebėjote nuotraukoje, kad konservatoriai važinėja automobiliu neprisisegę diržų? Žinot kodėl? Aš jums pasakysiu kodėl. Nes toje partijoje diržą turi vienintelis Vytautas Landsbergis. Beje, kad jau prakalbam apie ginkluotus kartų konfliktus konservatorių partijoje, tai tikrai negalime praleisti naujienos iš Kauno. Žiniasklaida pranešė, jog vasario 20 dieną Vytauto Landsbergio Žemkalnio gatvėje anūkas bandė nužudyti senelį. Kardu. Dekoratyviniu. Žinokit, tik Kaunas gali sukurti tokį simbolizmą. Nes miesto dalis, kurioje yra Landsbergio Žemkalnio gatvė ir kurioje anūkas puola senelį kardu, yra kalniečiai. Kova dėl valdžios, nemirtingas senelis ir lygiai toks pat nemirtingas kalnietis Arimantas Dumčius, kuris net ir nelaimėjęs Seimo rinkimų, vis tiek ten prasigrūda bent jau padėjėjų. Tad siūlymas merui Visvaldui pervadinkit šią gatvę į, pavyzdžiui, Landsbergio Žemkalniečio. Štai tokia neprasta pasitaikė savaitė mūsų mylimai šaliai. Lapkričio 14 dieną į savo pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos Seimas. Šiandien, kai filmuojame mūsų laidą, yra vasario 23 diena ir tai reiškia, būgnai ir trimitai, kad nuo naujojo Seimo darbo pradžios yra praėjusios 102 dienos. Net ne 100, o visos 102. Tai ką, mėlėjai? Baigėsi jums 100 skatino dienų. Kaip ir prašėt, kaip mes ir žadėjom, niekas nekritikavo, nė žodžio blogo nepasakė, leido dirbti. Jau apšilot kojas, apšilot. Jau spėjot partiečių žmonas ir dukras padėjėjom susidarbinti Seime? Spėjot, žinoma, kad spėjot. Šaunuoliai. Jau ir patys randat išėjimą iš Seimo rūmų. Šaunuoliai. Viena iš jūsų rado išėjimą visiems laikams iš Seimo rūmų. Šaunuoliai. Ir net nesvarbu, kad vienoje iš ankstesnių savo laidų mes išsiaiškinome, kad nė velnio ta 100 dienų taisyklė nėra jokia nepriimta. Šią savoką pirmasis 1933 metais įvedė prezidentas Franklinas Delano Rooseveltas, bet jis visiškai neprašė jo nekritikuoti. Atvirkščiai, jis iš savęs ir naujojo kongreso didžiosios depresijos metais reikalavo greitų sprendimų ir nustatė 100 dienų, po kurių bus galima įvertinti nuveiktus darbus. Rezultatas? Per 100 dienų buvo priimta 16 esminių įstatymų, kurie iš esmės pakeitė Amerikos ekonomiką ir padėjo įveikti didžiąją depresiją. Na, tiek to. Rooseveltas Rooseveltų, bet mums svarbiau, kaip tą pirmą 100 dienų išnaudojo mūsų išrinktieji. Saulius Skvernelis atsiduso. Aš manau, kad pirmas 100-dienis nebuvo lengvas. Ir iš tikrųjų, mūsų valdžia yra kaip tas padykęs abiturientas. Abiems kitą dieną po 100-dienio nėra lengva.
O štai Viktoras Pranckietis iš karto suskubo gintis. Palaukit, sako profesorius, dienų ne 100, o 66. Nes matai, savaitgaliai ir šventės jam nesiskaito. Pirmiausia, ne 100 dienų darbo, o 100 kalendorinių dienų mes jau esame ten. O darbo politikų, priminsiu, Seimo narių darbo laikas neribotas ir jie dirba formaliai pagal įstatymus, dirba kiaurą parą. 66 dienas. Tai galvokim taip. O jeigu imti sesijų posėdžių laikus, tai būtų dar trumpiau. O tai mes visiškai pritarėm. Pritarėm Seimo nariui Viktorui Pranckiečiui. Beje, kitą savaitę iš čia laikykitės ten in the house. Mes galim tik pritarti ir papildyti, kad per tas 66 dienas, paskaičiuokime, Seimas dirbo po 8 valandas, tai yra po trečdalį paros. Taip kad iš tų 66 dienų gaunasi 22 pilnos darbo dienos. Tada dar atmeskim laiką, kai žiniasklaida trukdė dirbti, atmeskim pietų pertraukas, parūkimus, komandiruotės, atmeskim visą laiką, kai per posėdžius šnekėjo Petras Gražulis, nes, pripažinkim, čia tikrai laiko gaišimas, ir mes paskaičiavom, kad liko 2 dienos. Tai va tokiais tempais dirbant, tikrasis 100 dienų sukaks maždaug 2035 metais. Bet mes vis dėlto pabūsime įkyrus ir paanalizuosim Seimo darbą. Tegu kalba skaičiai. Atsireiktojam rankovės, atsidarom oficialų Seimo puslapį lrs.lt ir jau kipsim nagrinėti lentelių ir skaičiukų. Ir tada mus sukrato. Tiksliau, Sokrato, kaip sakė Sokratas, suprantam, kad nieko nebesuprantam. Žinau, kad nieko nežinau. Naglio Puteikio prezidento rinkimų kampanijos šūkis. Pasirodo, kad ne tik Kildišienės šeimininė padėtis ar išsilavinimas pasiklydo Seimo puslapyje. Ten, žinokit, dingsta ir atsiranda teisės aktų projektai. Vieni Seimo nariai išnyksta, kiti klonuojami. Seimo narių aktyvumą pateikianti teisės aktų projektus gana patogiai atspindi puslapyje esanti Seimo narių aktyvumo lentelė. Na, čia toks kaip klasės žurnalas. Na, atleiskit, kad tokios vis mokyklinis leitmotyvas laidoje išlenda, bet, kaip kitaip, 100-dienis. Taigi, minėtoje aktyvumo lentelėje pateikti teisės aktai yra išskirstyti į pateiktus individualiai ir grupėse. Beje, tokios lentelės reikėtų ir Lietuvos pop scenai. Tikrai mums kaip klausytojams būtų patogiau žinoti, ką Stano nuveikė individualiai, kaip Delfinas, ir ką Stano nuveikė kaip Stano. Būtų patogu ir aišku. Bet jeigu jūs nueitumėte į kiekvieno konkretaus Seimo nario anketą, pamatytumėt, kad skaičiai švelniai tariant nesutampa. Pavyzdžiui, Rimos Baškienės anketoje nurodoma, jog ji yra pateikusi 90 teisės aktų projektų, neskaidant į grupinius ir individualius. Tuo tarpu mūsų lentelėje nurodoma, kad ponia Baškienė individualiai pateikė 74, o grupėje 28 teisės aktus. 102. Kur 12 teisės aktų skirtumas, niekas nežino. Ir tokių pavyzdžių pilna. Laurinas Kasčiūnas, asmeninė įskaita 12, Seimo lentelė 16. Monika Navickienė 8, 11. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Teko girdėti, kad ankstesnėse kadencijose Seimo nariai iš darbo nugvelbdavo tušinukų, sąvaržėlių ir tualetinio popieriaus. Bet kad vogtų iš darbo teisės aktus, va čia naujiena. Gerai, tiek to. Grįžkime prie aktyvumo lentelės, kuri turėtų būti išsami ir teisinga. Žiūrim ir matom gamtos stebuklą. Seime yra 2 valstiečiai Eugenijai Jovaišos. Ir Seime yra net 4 Gentvilai. Po 2 Simonus ir po 2 Eugenijus. Pas jūs matyti tokia genetika. Toje šeimoje dauginamasi atlankomis. Jeigu nežinote, ką tai reiškia, nepavydžiu jums per biologijos egzaminą, mėlėjai. Ir beje, tie Gentvilai yra labai skirtingi. Pirmasis Simonas teisės aktus teikia tik vienas, antrasis Simonas išimtinai tik su grupe. Tas pat ir su abiem Eugenijais. Na, tokie Seimo Džekilai ir Haidai. Man atrodo, ne tik Vaigausko kompiuterinės sistemos yra kažkur debesyse. O šiaip variantas. Jeigu tai yra įmanoma, tai tu tarsi žaidi Seime iš karto už 2 akauntus. Ir jeigu vienas tavo akauntas paims kyšį, pavyzdžiui, ir gaus baną, tada visada galėsi tęsti žaidimą už kitą akauntą ir sakys, čia ne aš. Netgi paprastas santechnikas, paprasčiausias santechnikas Super Mario turėjo ne vieną gyvybę, o čia juk rimtesni žmonės, jie su aukštaisiais, netgi agronomų yra. Tuo pačiu primename, kad 2015 metais atliktas Seimo puslapio atnaujinimas kainavo 4 milijonus eurų. Sakyčiau, visai pigu kaip už technologiją,
kuri gali vieną Eugenijų Gentvilą perkelti į matricą, tol kol kitas Eugenijus Gentvilas valgo bandelę su kompotu Seimo valgykloje. Gerai, žiūrim toliau. Aptikom, kad 3 Seimo nariai yra klonuoti, bet bendras jų skaičius vis tiek yra 141 ir Greta Kildišienė vis dar yra sąraše ir dar turi vilčių likti Seimo nare. O kuriųgi 3 asmenų Seimo puslapis nebelaiko Seimo nariais? Atsakymas yra absoliučiai aiškus. Algirdo Butkevičiaus nėra, Juozo Bernatonio ir Mindaugo Baščio. Kitaip sakant, socdemams 3B. Na, fantastika, ko nepadarė rinkėjai iki galo, padarė Seimo puslapis. Ir žinokit, kompiuteriai jie tokie, jie kai gauna zadaniją, jie ją iki galo įvykdo. Rinkėjai kartais sustoja per vidurį. Ir žinokit, puslapio sistema iš karto nulūžta, jeigu bandai įvesti dar bent vieną socialdemokratą. Tai vat, kažkaip su socialdemokratais manyt pasikonsultavo, kuriuos čia Lietuvai labiausiai norėtųsi užmiršti ir turim, ką turim. Bet Seimo puslapio pasirinkimas buvo absoliučiai logiškas. Remiantis lrs.lt duomenimis, būtent Butkevičiaus, Bernatonio ir Baščio trijulė yra vieninteliai Seimo nariai, per šitą 100 dienų nepateikė nei vieno teisės akto projekto. Nes buvusiam premjerui turbūt niekas nebeleidžia sudarinėti darbo grupių. Bernatonis apskritai jokių projektų niekam niekada nepateikinėja, nes kitaip atrodys, kad Stukačius yra. Na, o Bastys kažkur matyt bastosi tiesiog ir viskas. Algirdas Butkevičius beje sausio gale jau spėjo aplankyti Prancūziją. O šiuo metu, kai filmuojame laidą, turi gerą laiką Didžiojoje Britanijoje. Nes manyt perskaitė horoskope, kad skorpionams yra geras metas keliauti. Ok, kaip jau supratot, lrs.lt šabakštynė ir velnės būtų galva nusilaužęs, bet velnės į tokią peklą net nesilogina. Užtat mes dar kartą pabandykime apžvelgti pirmą 100 dienų ir jau dabar labai rimtai. Remiantis matematinę erotiką, tai yra nuogais skaičiais, Seime pateikinėjant teisės aktų projektus aktyviausiai zujo jau minėta Rima Baškienė. 102 teisės aktų projektai, su to ir sveikinam. Po projektą per dieną, įskaitant gerbiamas Viktorai Pranckietį, savaitgalius ir šventes. Dirba, ponia Rita. Antrasis sąraše yra Ramūnas Karbauskis. 43 projektai. 6 individualūs, 35 grupiniai. Apie bendrus projektus su ta, kuri jau nebe Seime, mes čia nekalbame. Trečioje vietoje Algirdas Sysas. 36 projektai. Algirdas jau rankelę tikrai yra atidirbęs, Seime 6 kadencija jau 20 metų sėdi. Žymusis gangsteris Alvinas Karpis Alkatrazė praleido 26 metus ir tai yra rekordas. Tai Algirdui iki Alkatrazo rekordo jau liko nebedaug. Na, o medinis medalis tenka naujokui, taip pat valstiečių ir žaliajam Tomui Tomilinui. 35 projektai. Taip pat sakot, kad mes niekada laidoje nieko nepagiriam. Tai šaunuolis Tomai ir Rima ir Ramūnai, dirbat. Mes jums netrukdėm 100 dienų, dirbat. Štai toks fantastiškas Seimo pirmūnų ketvertukas. Na, mūsų mokykloje irgi tai būdavo, kad į dailės pamoką akvareles ir teptukus atsineždavo tik keli pirmūnai ir pirmūnės, kurie paskui visiems skolindavo, ar ne? Bet mes vis tiek jų nemėgdavom. Tai čia jau nepadės, man atrodo, ir tas jų veržimasis. Na, o kaip šis Seimas atrodo ankstesnių Seimų kontekste? Per pirmąją Seimo sesiją buvo užregistruota 310 teisės aktų projektų. Skaičius normalus. Skirtingi Seimai po nepriklausomybės užregistruodavo nuo 247 iki 477. Tai toks viduriukas. Tačiau priimti tik 149 teisės aktų projektai. Ir tai yra mažiausias skaičius nuo 1992 metų. Vis dėlto mes jiems trukdėm dirbti. Kitas įdomus skaičius. Priimta buvo tik 48,1% registruotų teisės aktų projekto ir tai irgi yra rekordinės žemumos. Ką aš galiu pasakyti? Jeftokas baudas geresnių procentų mėto. O ankstesnis mažesnis skaičius 62,6% priklausė praėjusiai Seimo kadencijai. O tada mes sakėm, tuti, vat ir tuti. Ir visai dar jie neblogai priiminėjo aktus. Tokios vieningos frakcijos mes dar nesame turėję, sako Ramūnas, nevengiu pameluoti Lietuvai Karbauskis. O gal jis nori pasipasakoti, kad prieš tai susiskaldimas frakcijos viduje prilygo konkuruojančių gatvės gaujų santykiams. O dabar reikalai pamažu tvarkosi. Nes frakcijos nariai
pas valstiečius ir žaliuosius laikosi omertos dėsnio kaip dideli. Mažučiai. Beje, įdomus faktas. Su kiekviena Seimo kadencija priimamų teisės aktų projektų procentas vis mažėja ir mažėja ir mažėja. Kaip pasakytų Jozukas, ne dizaineris, o rinktinės masažuotojas, jis yra tikrasis Lietuvos Jozukas, komanda praranda sportinę formą. Kita vertus, reikia konstatuoti, kad per tą laiką Seimas daugiausiai nuveikė ne kur kitur, o švietimo srityje. Tik ne apie įstatymus čia kalba, o apie tautos švietimą. Per 100 Seimo dienų mes sužinojame, kad yra toks gyvūnas Baikalo nerpa. Kiek iš jūsų buvote girdėję tokį iki tos girtos kailinių? Dar mes žinome, kad yra jo pusbrolis netikra Baikalo nerpa. Ir kailiniai yra gerokai pigesni. Mes sužinojame, kad yra toks augalas margalapė aktinidija ir Seimo pirmininkas moka iš jos gaminti saldainius. Mes dar sužinojame, kad genetiškai karvė ir moteris nesiskiria, tik kažkuri iš jų geriau pažįsta laikrodį. Ačiū Ramūnui Karbauskiui. Mes dar sužinojame, kad angliškai valstietis yra fermeris, o dabar jau ir oficialiai yra fermeris, ir faktiškai visi valstiečiai yra kaubojai. Todėl valstiečių ir žaliųjų partijos logotipas galėtų būti mėtinių Marlboro cigarečių pakelis. Žalias ir su kaubojami. Ir, mėly ponai ir ponios, tai jau yra daug daugiau, negu mes sužinojome apie anos kadencijos darbus švietimo srityje, per kuriuos mes susipažinome su Audronės Pitrėnienės ir Loretos Graužinienės alternatyviąją geografiją. Viena pasakojo, kad Merkys teka pro Šilutę, o kita į Japoniją skrido per Atlantą. Bet klausimas, ar po 100 dienų, per kurias realiai, nelabai kas nuveikta, su tuo reiktų sveikinti mūsų jauną demokratiją? Atsakymo kol kas dar neturime. Visai neseniai pasirodė šviežias National Geographic numeris, kurio pagrindinė viršelio tema – mūsų 9000 metų meilės romanas su svaigalais. Jau pati pirmoji pastraipa sako, alkoholis tai ne tik sąmonę darkantis gėrimas, nuo pat pradžios tai buvo esminis žmonių kultūros judintojas, maitinės menų, kalbos ir religijos plėtrą. Nežinau, kaip ten kitose šalyse jis judino kultūrą, religijos plėtrą, bet mūsuose jis dažniausiai pajudina visai kitokius dalykus. Nuo soviečių tragedijos praėjo daugiau nei metai. Taip, čia yra tas pats įvykis prieš metus sukrėtęs visą šalį ir kurį labai patogiai pamiršo buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kai iš šulinį vidury žiemos buvo įmesti vaikai. Niekam nekilo abejonių dėl pagrindinio kaltininko – alkoholio. Ir tai suteikė puikią tribūną daugeliui politikų siūlančių alkoholį drausti, riboti jo pasiekiamumą ir taip mažinti vartojimą. Pirmi šią mintį pasigavo konservatoriai iš politikų. Prieš metus, kovo 11-ąją, susėdo, surėmė galvom ir užregistravo alkoholio kontrolės įstatymo pataisas. Kokį 400 000 kartą. Vyriausybė palinksėjo galvą, sakė darysim, kažką Liepos mėnesį toj pasuksim, pareiškė ir viskas labanakt vaikučiams, ne veltui socdemų vyriausybė. Socdemams riboti alkoholį yra toks prieš natūrą einantis veiksmas, kad net nežinau. Šioje situacijoje groteskiška, kaip ant šitokios didžiulės nelaimės į tokią didžiulę sėkmę išjojo Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Ir Kurčnebyliui aišku, kad per savo rinkiminę kampaniją ši partija nieko apčiuopiamo nepažadėjo. Tik išblaivinsim tautą. Už tokį šventą tikslą visi pakėlė ne tik taurę, bet ir biuletenius. Jasonas su argonautais ieškojo aukso Vilnos, kapitonas Ahabas baltojo kašaloto, karalius Artūras šventojo gralio. Valstiečiai pareiškė mūsų gralis alkoholio kontrolės įstatymas. Sutvarkysim, priimsim, įvykdysim ir šitoj žemeliai bus gyventi geriau. Viskas yra ir bus gerai. Monopolis, sakė mums valstiečiai. Beje, gralis yra taurė, jeigu ką. O taurės valstiečiai tikrai atsisakys. Taigi, gralis ir vėl gali likti nepasiektas. Nes mes atsibūdome spalio 24 dienos rytą ir sužinojame, kad va dabar jau mus blaivins. Gal net daktaro Levino magnetinių juostelių metodu blaivins. Jau nusiteikėm, kad būsim blaivus visi.
Nusipirkom daug suraus mineralinio vandens. Užvalgėm aspirino. Įsilašinom į vandenį amonio druskos ir laukiam. Laukiam kantriai, kada mus išblaivins. Ko sulaukiam? Embrionų, fortepijonų, tautinio kostiumo, gretutės, kas antrą dieną spaudoje pasirodančių detalių apie tamsėje Ramūno sielos pusę, vienintelio ir nepakartojamo rytinio dienraščio straipsnio, kuris parašytas per petį žiūrint į Karbauskienės SMS-us. Nuo tokių dalykų tautai neblaivytis, o išgerti noris. Ramūnas, irgi karalius Artūras, pasipiktinęs vis kartodavo, kad čia viskas dėl to, kad jis, saulės ženklo karys, užsimojo išblaivinti Lietuvą ir piktosios jėgos bei alko pramonė jo nesustabdys. Viskas bus padaryta. Apvaliojo stalo riteriai frakcijoje kinkavo galvas. Gerai, Ramūnai, gerai, laukiam. Blaivinkit. Praėjo 100 dienų. Sakysit, nieko nereiškia, turim 4 metus. Pradžiai reikėjo susitvarkyti su Butkevičiaus vyriausybės palikimu, išnešti iš kabinetų tuščius butelius. Argumentas, nesiginčiu. Bet toks studentiškas. Kai mes sakom, kad iki sesijos dar daug laiko, tai neskubėsim. Mėlėjai, jūs pažadėjot, mes laukiam. Mes norim išgerti, bet mes laikomės. Nes laukiam, kada būsim išblaivinti. Ką turim kol kas? Ūkio ministerija sugebėjo pateikti išvadą apie seną konservatorių siūlymą. Ten rašoma daugmaž, siūlom nepritarti senam projektui, bet vis tiek kažkaip drausti, nes juk žadėjom, tai drauskim, bet remkimės savo vyriausybės programa. Žodžiu, diagnozė, klasikinis lietuviškasis socialdemokratizmas, liežuvis pinasi, nors tikrai negeriau, arba dar klasiškesnis jaunesnės sesės sindromas. Jeigu jau brolis vyresnis, tai visaip kaip jam kenksiu, sportbačių raištelių surišiu, rašalą į penalą pripilsiu, kad tik jam būtų blogiau. Bet viešumoje tai visi sako, mes kartu, sesė ir brolis, mes kumštis, mes koalicija. Koalicija jūs. Jau nėra geresnio priešo, negu draugas valstiečiams yra socialdemokratai. Bet čia tegul guli ant tos vietos, kurios gamtoje nėra, ant socialdemokratų sąžinės. Jiegi ir taip nebesijaučia koalicijos partneriai. Bet čia išsiaiškinsim per nenumaldomai artėjančius rožių karus. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Bet juk valstiečiai tai tikrai turėjo kažką nuveikti. Na tikrai. Karbauskis, Veryga, Kepenis, Dapšauskas. Jiegi yra blaivybės All-Star Harlem Globetrotters Dream Teamas. Geresnės komandos Lietuvoje tikrai nerasi ir aš visiškai neironizuoju. Sveikatos apsaugos ministras dažnai sėdi įvairiose televizijos laidose ir sako, ką reikia daryti. Kitaip tariant, daro tą patį, ką ir prieš rinkimus. Pamiršęs, kad biškyti jau rinkimus laimėjo. Ir jau su visais savo visuomenininko daiktais persikraustė į kitą barikadų pusę. Ir štai čia Laisvės televizijai nusišypsojo sėkmė. Su mumis susisiekė geriausias Marijos žemės Lietuvos koordinatorius Liutauras Ulevičius. Ir pats pasiūlė mums ir tik mums vieniems, nes jis labai mus myli ir mes jį labai mylim, pirmiesiems apžvelgti ministerijos parengtą alkoholio kontrolės įstatymo projektą ir siūlomas priemonės. Perskaitom, pakritikuojam, aptariam su ministru ir galbūt kartu paieškom geriausio varianto ir su visuomenė. Visiška situacija, win-win. Ir mes nors kartą galėsim pasakyti, kad mes netrukdėm valdžiai dirbti. Mes net padėjom valdžiai. Laukiam įstatymo projekto ir priemonių. Laukiam. Sulaukiam. Ne įstatymo, ne projekto, bet iš ministerijos ateina 1 lapo apimties laiškas nuo ministro atstovės spaudai. Ir štai siūlau dabar trumpai sustabdyti transliaciją ir paskaityti štai tą laišką, kurį mes gavom. Na, tokio teksto liežuvis pavadinti net gairėmis nedrįsta. Čia yra kažkoks per 5 minutės sumestas kratinys, kaip galbūt būtų galima galimai tam tikromis aplinkybėmis susiklošius tam tikrai situacijai kažką daryti, jeigu būtų įmanoma. Net kažkokių nuorodų, kažkokias socialinės reklamas YouTube'ai pridėjo. Ir panašiai. O ko mes tikėjomės? Mes tikėjomės specialistų parengto įstatymo projekto ir priemonių. Mums žadėjo tą koordinatorius. Gavome PR specialistės, paskubom sukaltą, ką čia slėpti, atsifutboliniu. Bet tai gal nieko parengto ir nėra?
Ir gal valstiečio auksinis blaivybės gralis per 100 dienų virsta geriausiu atveju vienkartinė plastikinė stiklinė arba tokia briaunota stiklinė, kurią labai mėgsta kita jų koalicijos sesė. Ir supras, kad geras, ar jie mus kvailiais laiko, ar iš tiesų tai yra viskas, ką per 100 dienų įgalėjo padaryti Sveikatos apsaugos ministerijos klerkai. Net ir koordinatorius ministerijos paruoštuku, nebuvo sužavėtas. Po užklausimo, o tai čia viskas, jis prisėdo ir pats perrašė daugmaž tą pačią informaciją į kitą vieno laiško planą, bet gerokai tvarkingiau ir punktais. Supratę, kad nieko rimtesnio gauti nepavyks, mėginame žvelgti į turinį. Štai jis. Bandom suprasti, kokiegi yra pasiūlymai, bet stop, pačioje pradžioje pasiūlymų jau randam nuorodą į buvusios vyriausybės pernai metų Liepos 11 dienos priimtą nutarimą, bet kažkaip tai čia senas dalykas, o kur yra naujos stiprios idėjos, kurias deklaruojančius valstiečius jau girdėjom tiek kartų, kiek mūsų laidoje nuskambėjo frazė, puikiai žinot kokia, baikit nemanau. Įdomu tai, kad tiek konservatorių užregistruoti apribojimai, tiek praeitos vyriausybės pasiūlymai, tiek naujosios vyriausybės programa siūlo daugiau mažiau tuos pačius dalykus. Riboti reklamą, mažinti prieinamumą ir taip toliau. Tai jūs man pasakykit, tai kodėl reikia nepritarti vieni kitų siūlymams ir patiems siūlyti iš esmės tą patį? Dar primenu, kad Ūkio ministerija socdemų rankose ir jeigu tik galės sustabdyti tokius dalykus, įtariu, kad ir stabdys. Pasižvalgykime po koordinatoriaus išskirtus punktus. Specializuotos parduotuvės. 2 žodžiai. Toliau galime tik interpretuoti, kas tai yra. Pastatas, būtinai aišku, neoklasicizmo stiliaus, pardavėjai žaliomis kojinėmis, o pirkėjai prieš įleidžiant juos į parduotuvę turi atspėti myslę, keturgyslę, nes vis tiek tokia tautinis paveldas. Ar bus ribojami parduotuvių kiekiai, ar bus nustatomi atstumai tarp jų, ar bus rišama prie gyventojų kiekio konkrečioje vietovėje, ar paprastose parduotuvėse neliks jokio alkoholio, ar tik stipriųjų gėrimų. 2 žodžiai, o mes jau turim tiek daug klausimų. Toliau, punktas prekybos laikas. Taip pat, tiesiog 2 žodžiai. Bet čia nesunku suprasti, kad siūloma dar labiau trumpinti prekybos alkoholių laiką. Bet nieko nėra apie tai, ką daryti su visą naktį veikiančiomis rajoninėmis girdyklomis, liaudyje puikiai žinomomis kaip načnykai, kurios šitą punktą alkoholio nepardavimo nuo 10 iki 8 pavertė absoliučiai niekiniu. Nes nėra Lietuvos Respublikos piliečio, kuris nežinotų, kur įsigyti alkoholio po 10 valandos vakaro. O jeigu yra, tai pastabdykit gatvėje taksistą ir jums pasakys. Tai čia yra tas pats, kas pasižadėti nuo naujų metų maitinti sveikai, gal net tapti vegetaru, bet tuo pačiu metu kirsti kebabus už abiejų žandų, nes ten yra salotų. Čia su tuo pačiu turbūt susijęs ir siūlymas drausti prekiauti alkoholiu tam tikrų atstumų nuo švietimo įstaigų ir maldos namų, apie kurį vis pakalbame viešumoje. Nes žinia, kaimynė Leokadija po griežto kunigo pamokslo, kaip ir 7-okas Petriukas po sunkaus geometrinės kontrolinio, daro tą patį. 100 gramų. Ir per pertrauką jis, tas Petriukas, niekaip nespės sulakstyti iki parduotuvės, jeigu jį bus ne už 100 metrų, o už 300 metrų, nebent jis lankys lengvosios atletikos užsiėmimus ir štai tada galbūt mūsų vaikai taps sportiškesni. Nes Petriukas žino, kad ir kaip norėtum 100 gramų, į pamoką vėluoti tikrai negalima. Įdomiausia man, kaip tai atrodys kaimuose. Ar jūs mokyklas perkelinėsit, ar tą vienintelę kaimo parduotuvę uždarysit? Vat to paties klausiu ir dėl punkto specializuotas parduotuvės. Paliksit kaimus be maisto prekių, ar atidarysit 2 parduotuvės, vieną maistą, kitą alui, ten tuščia, o ten eilė. Tikėtina, kad reikės dotacijų. Tai, kuri maisto. Realybė skaudi, bet ji vis tiek yra realybė ir į ją reikėtų atsižvelgti. Dar smagesnis punktas yra tas, kad kai kurioms švietimo ugdymo įstaigoms atidaryti nereikalingi jokie leidimai. Taigi, hipotetinė situacija. Sugalvojai kur nors senamiestį atidaryti barą. Patikrinai, ar šalia nėra mokyklų, universitetų, kolegijų, bažnyčių, sinagogų, mečečių, cerkvių ir kinesių. Kas priminsiu yra karaimo maldos namai. Va, ir kažką sužinojot, prašau. Atidarėjai, o tada staiga, Landsbergienė ir atidaro darželį. Elektros buvusioje skydiniai. Ir viskas tavo barui, viso gero.
Toliau. Punktas. 20 metų amžius. Draudimas parduoti alkoholį iki 20 metų yra, tikrai labai sunkiai suprantamas. Kai pilnametystė Lietuvoje prasideda sulaukus 18 metų, nes tada mes turim situaciją. 18 metų sulaukęs hipotetinis Petriukas gali rinktis tarp darbo partijos ir tvarkos ir teisingumo, bet tarp vynogių sulčių ir vyno negali. Nors antra vertus, sultis ir vynas yra bent jau realiai egzistuojantis dalykai, tai yra lengviau pasirinkti. Dar vienas labai smagus dalykas į tą pačią operą, cituoju, prekiauti alkoholiu gali tik 18 metų sulaukę asmenys. Va čia yra genialu. Pardavinėt nuo 18, bet pirkti tik nuo 20. Ir ateina žmogus į parduotuvę ir klausia, ką čia jaunuolį pardavinėjat? Atleiskit, ponas, nežinau. Sako, alkoholiu vadinasi. Kas padaryta? Taip, padidinti akcizai. Nuo kovo brangs alkoholiniai gėrimai, tvarkoj. Kas dar gero? Taip, akcijų draudimai. Va, irgi padaryta. Šitą įgyvendinot, šaunuoliai, plojam. Šakės kaip efektyvu. Vienintelis skirtumas atėjus į parduotuvę, alkoholio skyriuje neberasi žodžio akcija. Užtat rasti rekomenduojama, rasti atskiras lentynėles, rasti popieriukus su rodiklytėmis. Aš net nebejoju, kad sekant Jonuko ir Girdutės pasaką, prekybininkai pabarstys tokių trupinukų. Iki va to vyno. Net netrupinukų. Žemės riešutų sudėtų. Tu eini renki, ištrokšti, o ten žiūrėkalus ir pigesnis. Dar siūloma krūva draudimų drausti prekybą paviljonuose, akcijas, loterijas, pramogas ir taip toliau, bet ar tikrai čia yra ta esminės ir mėginė problema? Viskas remiasi prielaida, kad kiekvienas lietuvis yra prisiekęs alkoholikas. Bet ar tikrai taip yra? Ar tikrai kiekvienas lietuvis per metus išgeria po 15 litrų alkoholio? Taip, tai statistika. Bėda tik, kad didžioji dalis turbūt išgeria po litro, o yra šimtai, kurie išgeria po cisterną. Ir vat jie mėto vaikus, ir vat jie daužo žmones, ir vat jie eina kiekvieną dieną į karą keliuose. O būtent to darbo su probleminėmis grupėmis ir nėra. Bet kai tik pradedam kalbėti apie švietimą, iš karto atsiranda linija. Čia viskas užsakyta alko pramonės. Ir žinot, mums yra lengviausia kalbėti apie alko pramonę, kadangi Laisvės televizijoje mes turime vieną labai paprastą taisyklę. Mes neprimame reklamos iš greitųjų kreditų, iš lošimų ir iš alkoholio įmonių. Dėl to mes galim kalbėti, ką mes norim ir niekas mums nieko neprikiš. Kas veiks išgeriančiam vyno butelį per porą savaičių, tikrai neveiks tam, kuris jau 20 metų per alkoholizmą nebeturi darbo ir aš tikrai neminiu jokių konkrečių pavardžių. Sąraše pasigėdom minčių apie žadėtus valstybinius monopolius, kas yra iš vis galbūt mokslinė fantastika, nors net ne mokslinė, tiesiog. Bet kad ir taip, šitos šventojo gralio paieškos primena fantastikos vertus rašinius. Tęsiant metaforą, su šiomis gairėmis, kurias mums susiuntėt karalius Artūras, dabar sėdėtų kažkur Kameloto bibliotekoje ir visų klausinėtų. Klausykit, man kažkas sakė, kad yra kažkokia magiška taurė, gal tu ką nors žinai. Visus šios aspektus, kaip mums įvardijo pats Liutauras Ulevičius savo laiške, mes jau esame aptarę ankstesnėse savo laidose, kuri pasirodė dar lapkričio 13 dieną. Dieną prieš naujosios kadencijos Seimo pirmąjį posėdį. Simboliška. Praėjo 100 dienų ir mes vėl priversti šnekėti tuos pačius dalykus. Jeigu netikit, galite pažiūrėti tą laidą. Bet vieną pažadą vis dėlto Liutauras Ulevičius ištesėjo. Šį vakarą svečiuose sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Tad kviečiame ministrą į sceną ir būtinai paklausime, kas buvo nuveikta per tą 100 dienų. Kur jūsų gralis? Kur mūsų įstatymas? Kuo visą tai skiriasi nuo to, kas jau buvo pasakyta dar iki rinkimų? Laukiam svečio. Laikykitės ten, metas svečiui. Ir šį vakarą mūsų studijoje žmogus, kurį vieni Seimo nariai yra vadinę dvasios vargšu, kiti kažkokių rėksnių, o šiuo metu jis yra sveikatos apsaugos ministras. Aurelijus Veryga, pasitikime plojimais. Sveiki, Aurelijau. Sveiki. Prašau. Aš atsimenu tokios situacijas, kai ir medijos kalbėdavo, jau su Aurelijum Veryga, tai konstruktyviai nepadiskutuosi, nes jūs jau ir fanatikų vadintas buvote, ir fundamentalistų, ir talibų, ir ajatolą, ir kukslanininkų. Hitlerių. Hitlerių neradau. Šitą buvo Hitlerių? Taip. Koks kontekstas?
Panašus. 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 Kaip Astai Baukutė. Tarp kitko, iš kolegų psichiatrų gavau. Iš kolegų psichiatrų? Taip. Jie nustatė diagnozę. Taip. 2014 metais sveikatos apsaugos ministrė Šalaševičiūtė, jūs esate pavadinęs griuvinėjančią dramblę porceliano fabrike, kas yra labai seksistiška, aišku. O kodėl jūs čia va taip ją pavadinat? Na, jūs turbūt suprantat, kad tai yra metafora. Ne. Ne, nesuprantat. Gaila, bet ministrė panašu tada taip pat nesuprato, kad tai yra metafora ir labai ant manęs tada supyko. O jūs gyvenime esat rūkęs ir gėręs? Taip. Taip, užtikrintai atsakėt. Taip. Daug ir profesionaliai? Yra buvę tokių įdomių istorijų, kai pažįstami žmonės ypatingai išvažiavus kur nors toliau, sako, dabar jau gali. Niekam nesakysiu. Aurelijus Veryga, kaip spjauti į snukį alko tabako mafijai. Gera citata, man labai patiko. Ir sausio 24 dieną jūs turėjot unikalią progą tai padaryti. Jūs buvo susitikęs su alkoholio verslo atstovais. Spjovėt? Ne. Primenu, kad visą interviu su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga galite pasižiūrėti vėliau arba dabar paspaudę nuorodą šio video aprašyme. O pabaigai tradicinė rubrika Kas geresnio? Aha, bet šį kartą tiksliau būtų klausti ne kas geresnio premjerė, o kas geresnio prezidentė. Ponios ir ponai, jūsų dėmesiui, pirmojo oficialaus kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Naglio Puteikio kalba. Aš išėjau iš Tėvynės sąjungos, nes mane išprievartavo. Iš manęs buvo garsiai iššaipyta ir aš lipau vienas ir vienišas. Aš visą laiką keldavau tokias problemas tarybos posėdžiuose, Seime deginimdavau laikraščius. Ir aš pasiūliau į Kubiliaus galvą priveršti varžtus ir už tai aš buvau tampomas 20 kelis kartus priežiūros komitete. Tai man parodė, kad man alkoholio vartojimas daro labai aiškiai kasdienę žalą, tą mes galim matyti man statistikoje policijos suvestinė. Bet aš visada sakiau, kad galbūt geriau girtas negu kišininkas. Perskaičiavus mano visus politinius pasiekimus pinigais, tai aš esu efektyviausias politikas Lietuvoje. Mažiausiai pinigų, daugiausiai alkoholio. Čia kartu ir atsakymas, kokio aš partnerių ieško, su kuo aš draugauju. Dabar galvoju, reiškia, sakykime, išrenka mane į prezidentus. Po to tik tai apsijokčiau, nieko negalėčiau, o kitaip tariant, aš būčiau toks, kuris nuolat atsiprašinėtų, sakytų, aš bejėgis, aš nieko negaliu. Vat pasižadu, jeigu gerbiami Lietuvos gyventojai, jeigu mane išrinksit į prezidentus, aš stumsiu ant Gabrieliaus Landsbergio ir privarysiu Seime kampą. O paminėsit mano žodį. Štai taip. Toks mūsų potencialus valstybės vadovas 2019 ne už kalnų, kas žino, gal mes iš tiesų buvom pirmieji, kurie paskelbė naujo prezidento kalbą. Juk šitas šalis yra iš tiesų svajonių ir netikėtumų. Ačiū visiems buvusiems čia, ačiū visiems žiūrėjusiems ir tradiciškai sakau jums gero vakaro ir laikykitės ten. Iki. Ačiū.